Senojo Vilniaus istorija neatsiejama nuo operos žanro istorijos. Vilnius buvo viena iš nedaugelio Europos sostinių, kurioje opera pirmą kartą nuskambėjo anksčiau nei operos gimtinėje Italijoje pradėjo veikti pirmasis viešas operos teatras. Tuo negalėtų pasigirti nei Londonas, nei Paryžius. Wolfgangas Amadėjus Mocartas buvo itin populiarus kompozitorius Lietuvoje nuo pat 18 amžiaus pabaigos, o jo operos, ypač komiškosios, greitai pasiekė sceną Vilniuje ir Kaune ir buvo itin mėgiamos. Nemirtingojo didžiojo klasicizmo genijaus, austrų kompozitoriaus Mocarto operos Don Juanas premjera Lietuvoje vyko 2002 metais Vilniuje Lietuvos nacionaliniame operos baleto teatre. 2006 pasiekė Klaipėdos muzikinį teatrą, o 2019 ir 2025 pavasarį šios operos pastatymu vėl galėjo pasidžiaugti Klaipėdos ir Vilniaus gyventojai bei svečiai. Vien šis kūrinys paverčia Mocartą amžinuoju klasiku ir suteikia jam nemirtingumą. Visa kita, ką jis sukūrė, gali džiuginti, stebinti, taurinti sielą, žavėti klausą ir jaudinti širdį. Don Juanas yra jo vizitinė kortelė. Jis daro Mocartą nemirtingu. Toji amžinybė yra beribė. Į amžinybę, kur viskas tobula, nemirtingieji priėmimi visiems laikams. Būtent Don Juanas leido Mocartui įsterpti tarp tų nemirtingųjų ir tų šviečiančiųjų, kurie jokie debesis neuždengs nuo žmonių akių, sakė danų teologas, filosofas ir poetas Søren Kierkegaard. Mocarto gyvenimas iki šiol tarsi paini dėlionė. Visi žemiški dalykai, taurumas ir niekšybė, gėris ir blogis, išmintis ir kvailystė, jam buvo drama ir viskas jo muzikoje virsdavo gražiu. Viskas jo operose paklūsta dramos veiksmui. Didysis muzikos dramaturgas Mocartas savo operose, ypač Don Juane, atskleidžia kaip pats įžvalgiausias, nepaperkamiausias ir negailestingas žmogiškųjų aistrų stebėtojas. Jo dvasia sklindanti virš mūsų, nepaliečiama, nesugaunama, gyva muzikoje. Don Juanas yra antroji iš 3 operų, kurias Mocartas sukūrė pačioje savo kūrybos viršūnėje ir kurių libretus parašė Lorenzo de Ponte. Ji vadinama opera bufa. Kone kiekviena operos scena yra gryniausias muzikinis teatras. Pirmojo veiksmo viduryje prasideda sunkiai nupasakojamas dramaturginis posūkis, prasidedantis garsiuoju duetu, kai Don Juanui beveik pavyksta suvilioti Cerliną. Cerlina tobulai perteikia paprastus, naivius jausmus. Komiškumo čia netrūksta. Tai suteikė pakankamai galimybių bufo žanrui atskleisti. Paklausykime mūsų mokyklos buvusios absolventės, jaunos Lietuvos nacionalinės operos ir baleto teatro solistės Monikos Pleškytės. Operoje įkūnijusios Cerliną, jos duetą su Don Juanu. Io tangerò tua sorte. Questo non so più forte, non so più forte, non so più forte. Vieni, là ci darem la mano. Vorrei, non vorrei. Ma mi dirai di sì. Mi trema un poco il cuore. Partiamo il mio da qui. Io tangerò tua sorte. Non so più forte, non so più forte. Andiamo, andiamo. Pakalbiname jauną Lietuvos nacionalinės operos baleto teatro solistę, kilusią iš Telšių, Moniką Pleškytę, kuri operoje Don Juanas atliko Cerlinos vaidmenį. 2019 metais Lietuvos nacionalinė operos ir baleto teatre Monika buvo išrinkta metų operos viltimi. O kuo jūs žavi Mocarto operos? Mocarto operos toks yra, sakyčiau, toks juodasis arkliukas paslėptas mūsų operos pasaulyje. Tokia yra, sakykime, nerašyta taisyklė, kad
Mocarto vokalinė visa kultūra yra kaip egzaminas, kaip patikrinimas dainininkui. Nes jeigu imame romantinės operas, veristinės vėliau operas, tai jos yra tokios, taip paprastai kalbant, besiliejančios muzikos, kur kažkokie didesni legatai, šiek tiek atsiranda vietos interpretacijai, tavo kažkokiam patogiam dainavimui. O Mocartas, arba labai mylėjo, arba labai nemylėjo dainininkų, pas jį yra viskas tiksliai sukalta, tu negali niekur nieko pavėlinti, paankstinti, paaukštinti, pažeminti. To Mocarto operos ir žavi, kad mums kaip profesionalams dainininkams yra toks ir savęs pasitikrinimas, ir ties kitais pasitikrinimas, kaip kas vokališkai dainuoja, bet to pačiu Mocarto operos turi labai daug tokios klasicistinės šviesos. Viskas taip yra, nors yra ir dramatinių operų pas jį, su kažkokiais dramatiniais vingiais, lyriniais nuokreipiais, bet pas jį viskas taip kažkaip visada žiba, švyti ir taip kažkaip, nežinau, gražiai plėtojasi, bent jau man. O kokį santykį turi Cerlina su Mazetu? Leporelas, tai kaip Suzana buvo pas grafienę dešinioji ranka, taip Leporelas yra pas Don Juaną dešinioji ranka. Leporelas bėgiojo iš paskos Don Juanui ir jis turi tokią knygutę ir surašinėjo visas moteris, kuriomis Don Juanas buvo. Tai, pavyzdžiui, per savo ariją Leporelas vienoj sako, vardina, kad Ispanijoje tiek moterų buvo, Italijoje tiek moterų buvo, o vienoj šaly buvo netgi 3000. Tai yra sakoma, kad ten 10 tūkstančių Don Juanas yra moterų paturėjęs. O Cerlina su Mazetu ir vėl aš susidūriau su vestuvėm. Čia toks mano gražus scenos prakeiksmas, turiu gal 5 jau vestuvės suknelės. Tai irgi įvyksta jų vestuvės, bet Cerlina ir Mazetas yra vėlgi to žemesnio sluoksnio atstovai, tokie, ūkininkai, sakykime. Nes gal tokį interpėlį dar padarysiu istorinį, kad Mocartas labai gerai savo operose gebėjo muzikaliai atskirstyti luomus, kur yra karališkasis luomas, kur yra pasiturintis luomas, kur yra jau darbininkų luomas. Tai šitoj operai irgi dauguma žmonių ten yra Donna Ana, Donna Elvyra, kaip tai jau priešais, Don Juanas. O Cerlina tai neturi šito ir Mazetas, tai tokie eiliniai. Stasys ir Stasevičius. Tai vyksta jų vestuvės ir Mazetas yra jos vyras ir Don Juanas irgi visą operą bando tą Cerliną kažkaip, žinai, 3001, kad dar būtų. Don Juanas – įvairiaspalvė, įvairiažanrė opera, tarsi pats gyvenimas su visais jo atspalviais. Iki pat šių dienų jis neprarado nei savo skonio, nei įtakos ir kviečia visus kitus kūrėjus pažvelgti į ją siekiant rasti naujų prasmių, naujų kūrybos inspiracijų. Kad ir ką sakytumėte, šis Mocarto kūrinys ko gero pats reikšmingiausias jo palikime. Jis jaudina ypatingų turinio daugiasluoksniškumu ir muzikos gilumu. Sunku įvertinti Mocarto kūrybą ir jos poveikį. Kuo geriau jį pažįstame, tuo gilesnių ir platesnių erdvių aptinkame jo muzikoje. Kiekviena karta jo asmenybėje atranda ką nors kitą, tačiau kiekvienos kartos patirtis be jo muzikos būtų gerokai skurdesnė. Jo muzika viską aprėpianti.